sakyti. Mes grįžtame į studiją, šiandien karštajam vakare kalbam, ar Austrija išdavė ES vertybės. Stasys Šedbaras, Tomas Dapkus, Vytenis Andriukaitis mūsų studijai. Pone pirmininkė, jūsų vis dėlto klausiau. Štai Tomas kalbėjo apie tuos, kad realiai mes ir dabar tik tai po 20 metų susizgribom su šita byla, kažką daryti, formuluoti kaltinimus. Kodėl 20 metų, nuo 91 metų niekas nebuvo daroma ir net prokuroras nesugeba detalizuoti, kodėl ir atsakyti normaliai žurnalistam į klausimą, kodėl 20 metų nebuvo to daryta. Šiaip pati pradžia bylos, šitos tyrimo sausio 13 bylos, jeigu turim galvoje, jinai buvo pakankamai aktyvi. 94 metais įsigaliojus teisinės pagalbos sutartims su Baltarusija ir Rusija, pradėjo plaukti mūsų prašymai ir neigiami atsakymai. Turim galvoje turėti vieną aplinkybę, kad ir keistavom aplinkybę, bet formaliai Burokevičius ir Malavičius buvo išduoti. Įvykdymo jo procedūrose bandė sustrukdyti Baltarusiją, bet čia tikrai reikia padėkoti prokuratūrai mūsų, kad jie sugebėjo tą patenkintą prašymą įvykdyti. Toliau stojo iš tiesų pauzė. Buvo atliekami vieni, kiti, treti veiksmai, iš anksto žinant atsakymą. Buvo bandymai pakeisti įstatymus. Tie bandymai atsidūrė archyve be jokių judėjimo. Tai iš tiesų, čia aš pritariu Tomui, kad aukštų politikų tuo metu, kurie į archyvą padėjo šitos dokumentus, ir tų prokurorų, kurie paskui tapo aukštais politikais, užmiršimas pakeltos dokumentus buvo užbaigtas tik praeitų metų gruodžio mėnesį, kai mes priėmėm baudžiamo proceso kodekso pataisos, kurios leidžia baigti tyrimą mūsų šalies teritorijoje, jeigu kitoj šalyje pasislėpia įtariamieji ir jų neišduoda. Šiuo atveju, jeigu mes turim galvoj piliečius, Baltarusijos ar Rusijos, tai pagal sutartį yra sutarta, kad nei mes, nei tos šalys vieni kitiem neišduodam, tik tai įsipareigojam perimti baudžiamąjį persekiojimą. Tai iš tiesų 20 metų tas susirašinėjimas, jisai buvo kai kuriais atvejais beprasmis, iš anksto buvo žinomas rezultatas ir reikėjo imtis kitų veiksmų, kurie dabar yra daromi. Gerai, mes turim telefonu teisingumo ministrą Remigijų Šimašių. Labas vakaras, ministre. Labas vakaras. Jūs kaip tik vykstat į teisingumo ministro, ES teisingumo ministrų susitikimą ir turėsit pokalbį matyti ir su Austrijos ministru teisingumo. Šita tema prezidentė šiandien pasakė, kad Austrijos elgesys kompromituoja ES bendradarbiavimą teisingumo srityje. Sutinkat, ministrė, su tokia traktuotė? Taip, turiu tik tai sutikti su tokia traktuotė. Nes, aišku, dar teisinių niuansų tam tikri tyrimai dar laukia ateityje, bet kas, aišku, šiandien vienareikšmė iš turimų faktų, kad Austrija, nors ir turėjo tam tikras išlygas dėl Europos arešto orderio taikymo, pati yra deklaravusi ir pripažinusi, kad laikosi kitokių standartų, negu pritaikė šiuo atveju. Ir bent jau pagal tai, ką galima suvokti ir iš Rusijos pusės deklaracijų ir ko Austrija, mano žiniomis, nepaneigė, tai kad šie sprendimai, įtarimai yra šiek tiek su politiniu atspalviu. Tai iš tikrųjų šiandien susitaręs, kad rytoj sutiksim dvišalių pagrindų su Austrijos teisingumo ministrė, tai jei vienareikšmiai išsakysiu Lietuvos ne tai, kad susirūpinimą, bet iš tikrųjų pasipiktinimą šio klausimą, nesuvokimą, kaip galėjo apskritai taip įvykti tarp ES valstybių. Ir be jokios abejonės pateiksiu klausimus, į kuriuos tikiuosi sulaukti vienokių kitokių atsakymų, paaiškinimų ir pasiaiškinimų. Jūs manot, kad paleidimas Golovatovo yra politizuotas, ministrė? Ne, mes jau neturim ryšio su ministru, matyt, ministras keliauja kaip tik į susitikimą, tokios sudėtingos aplinkybės pokalbį, bet girdėjom poziciją. Tomai, jūs vis dėlto, štai ministras taip neatmetė, kad čia yra ir politiko šitam reikale, ir Rusijos matyt spaudimo, kuo šiandien kas spaudoje prašyta. Bet vis dėlto žmonės klausia labai paprastai. Ko verta ES? Ko verta solidarumas deklaruojamas, ko verta teisinė pagalba? Prezidentė šiandien sako, kad tai yra kompromitacija teisinio bendradarbiavimo. Taip, bet žiūrėkit, iš kitos pusės yra dar vienas toks momentas, kad dabar yra tikrai daug kalbama apie tai, protestuojama, bet taigi tie klausimai apie sausio 13 bylą, prieš pat minint 20-metį, prieš pat minint šiais metais sausio 13 reiškia 20-metį, buvogi lapkričio gruodžio mėnesį Seimo pirmininkės Erinos Degutienės iniciatyva iškelti Seime. Buvo iškviestas
pakviestas generalinis prokuroras Darius Valys, kuris beje apsimelavo Seimo posėdį, pasakydamas tam tikrus dalykus, kas buvo išsiųsta, kas buvo neišsiųsta į Baltarusijos teisinės pagalbos prašymai. Tai mes kalbame tik apie išdavimą, jeigu tai yra piliečiai, valstybės neišduoda, bet apie apklausą, apie bendradarbiavimą, galų galia apie kitus dalykus. O į tai vėliau niekas ir per daug nesureagavo, kažkoks tyrimėlis lyg ten Seime vyko, bet tokių... Bet tik pernai išduoti arešto orderiai sausio 13-osios. Ne, tai jie matyt laikas nuo laiko būdavo išduodami, bet žiūrėkit kitas dalykas. Atnaujinami ir pasikeitus įstatymams, pasikeitus kodeksui, pasikeitus procedūroms, turi būti įvykdytos visos procedūros. Teisiniai valstybėje kitaip būti negali. Tai aš jums pasakysiu pavyzdį teisinės valstybės. Aš pabaigsiu mintį. Tai šiuo atveju 10 metais buvo atnaujinta arešto orderio procedūra ir Šengeno informaciniai sistemai visose Šengeno erdvės šalyse narėse šitas arešto orderio procedūra yra, kaip sakyti, patalpinta. Už tai sužinoja Austrai paso duomenys ir visa kita, iš karto Golovatovą ir sulaikė. Gerai, bet kodėl ne 48 ar ten dar daugiau laiko? Dabar kitas dalykas, vėlgi, todėl mes šiandien užsienio reikalų komitete priėmėm nuomonę ir poziciją. Mes padarėm 4 rimtus dalykus. Pirma, tai davėm mandatą. Žinote, kad pagal Lisabonos sutartį ir pagal mūsų komiteto kompetenciją užsienio reikalų komitetas suteikiamas mandatą tarybose. Tai mes davėm mandatą teisingumo ministrui, užsienio reikalų ministrui, vidaus reikalų ministrui. Reiškia, pradėti kelti šį klausimą ir inicijuoti diskusijas ir sprendimus atitinkamuose ES tarybose. Toliau kreipėmės į Europos parlamentą, kad Europos parlamentas ištirtų šitą visą, kaip sakyti, precedentą ir įvertintų, ar nebuvo pažeistos ES teisės aktuose įtvirtintos arešto orderio procedūros. Antras dalykas. Toliau mes kreipėmės su iniciatyva iškviesti ambasadorių iš Austrijos į Lietuvą. Trečias dalykas. Ir ketvirtas, mes taip pat inicijuojame siūlymą vyriausybei, kad svarstyti galimybę teisinio bendradarbiavimo ir arešto orderio mechanizmo su Austrijos Respublika suspendavimo net klausimą. Gerai, tai čia 4 kryptis, bet ko ten galima tikėtis iš tų kokių sprendimų, iš ES institucijų, tarybos, kokių pavyzdžių? Aš manau, kad mes dabar kaip tik ir pradedam visą iniciatyvų paketą ir kreipėmės į pirmininkaujančią Lenkijos Respubliką, šiandien į pirmininkauja ES. Reiškia, viskas šiandien padaryti, visi veiksmai labai operatyviai, labai iš karto ir visiškai pilnai remiantis mūsų turimų užsienio reikalų komiteto mandatų. Taip pat dėl teisinių dalykų mes paprašėme Seimo teisėtvarkos komiteto nagrinėjimo, nes mūsų komitetas nesvarsto arešto orderio procedūrinių dalykų, nes mes... Aišku, tas atsakas, jis adekvatus, Tomai, viskas tvarkoja. Bet tai yra vienas tik iš virtinės visų skandalų šitoj byloj. Tas paleidimas. Noriu papildyti, Tomai, negaliu sutikti, kad mes galime ant vieno kurpalio mauti Rusijos, Baltarusijos veiksmus ir Austrijos veiksmus. Ne, bet aš manau politikų reakcija Lietuvoje, o ne šitų valstybių veiksmus. Jeigu būtų reakcija į bylą ir mūsų institucijų veiksmus, ne Baltarusijos veiksmus, o mūsų institucijų veiksmus, tada būtų gerai. Tai jūs paaiškinkit faktą, kodėl nuo 2003 metų, gegužės 1 dienos, kai buvo pakeistas baudžiamasis kodeksas ir turėjo būti perkvalifikuoti kaltinimai generolui Uskopčikui, iki pat 2009 rugsėjo 28 dienos nebuvo išsiųstas prašymas jį apklausti. Tai čia teisiniai valstybei Lietuvos prokuratūros veiksmai yra adekvatus ir logiški? Be jokios abejonės, kad nei adekvatus, nei logiški. Tyrimas yra atliktas ne tyrimėlis, gerimas Tomai, yra tyrimas atliktas, išvados yra paskelbtos ir išdalintos Seimo nariams. Taip. Ir visos tos išvados yra pakankamai argumentuotos, pagrįstos. Mes kalbam apie kitą atvejį. Visiškai kitą atvejį, kitos kokybės. Esam ES nariai, turim tarpusavio susitarimus, esam tam tikro klubo dalyviai ir dabar iškyla klausimas, kaip mes šitame klube elgsimės ir kaip turi elgtis dabar mūsų valstybė ir ES su Austrija. Austrija yra turėjusi tam tikrų problemų. Kažkada po rinkimų, kai buvo kraštutiniai dešinieji ir buvo konfliktas Europos komisija ir ES apskritai, irgi tada Austrijai teko paklusti tam tikrom taisyklėm. Tai ir šiuo atveju, aš manau, Lietuva visiškai teisingai elgėsi, kad šitame rate savo dalyvių mes
ginam savo interesus, kartu gindami ir kitų ES valstybių narių interesus. Bet apibendrinant, vis dėlto apibendrinant. Kitaip sakant, mes inicijuojame problemas ne tik tyrimo išvadų, bet ir net, jeigu visą tai pasiteisins ir pasitvirtins nešališkų institucijų analizė, ES kontekste kelsime ir sankcijų problematiką. Nes su Baltarusija mes negalim tokio, o su Austrija galim šitą kelti. Kokias pasiekmes visa šita istorija gali turėti? Tiek ES, tiek mūsų santykiams su Europą, su šalim, kurios štai elgesi tokiu būdu. Tomai, jūsų trumpas apibendrinimas. Aš noriu tik pasakyti vieną dalyką. Aš be abejo neneigiau būtinybės reaguoti adekvačiai į Austrijos veiksmus. Aišku, kalbėjimas apie tai, kad reikia nutraukti diplomatinius santykius, švelniai tariant, nėra adekvatus tarp ES valstybių narių. Aš be abejo palaikau idėją, kad būtų nešališka tyrimas ir išsiaiškinimas, kas įvyko Austrijoje, bet akivaizdu, kad net Lietuvos valdžia iki šiol neturi realių atsakymų, kaip viskas vyko, o jau daro tokius aštrius pareiškimus, kaip diplomatinių santykių nutraukimas. Visa kita skamba labai adekvačiai ir labai logiškai. Bet ką aš norėjau pabrėžti visą šį vakarą? Jeigu būtų toks, nors trečdalis tokio dėmesio, kokį šiandien parodė Lietuvos aukščiausiai valdžia, pačiai bylai ir Lietuvos institucijų veiksmingumui ir efektyvumui tyriant šitą bylą, o nekalbant apie Baltarusijas, Rusijas ar kitas valstybės, tai tada mes galbūt būtume turėję ir daugiau rezultatų, ir daugiau tiesos šitoj bylai. Gerai, Vyteni, kokios pasiekmes jūsų nuomonė šito atvejo bus? Aš manau, kad jos turės labai teigiamą įtaką arešto orderio išdavimo procedūrų, kaip sakyti, sinchronizavimui, kad būtų žymiai operatyviau, kaip sakyti, sprendžiami ir kad visos ES šalis išliktų ištikimos pagrindiniam principui - solidarumo ir bendradarbiavimo. Kitaip kyla klaustukas ES Lisabono sutarties vertybėms. Stiprins bendradarbiavimą. Nėra abejonės. Nėra abejonės, kad jeigu bus iš mūsų pusės viskas padaryta ir paaiškės, kad Austrija tikrai nusižengė procedūrom, bus ir sankcijų problema keliama. Ir tada bus viskas teisėta. Logiškai padaryta. Ir trumpai mes turim taip padaryti. Jūsų apibendrinimas. Taip iš tiesų, man atrodo, šita istorija tai bus geras egzaminas pačiai ES. Nežiūrint valstybių dydžio. Tai šitoje situacijoje, bet kuriuo atveju, nesvarbu, kaip procesas dabar kriminalinis baigsis, bet tarpusavio santykių procesas tikrai turės tam tikras teigiamas išvadas. Teigiamas išvadas tam, kad tokie dalykai būtų eliminuoti, nepasikartotų. Ir bent jau kaltinamieji turbūt dabar jau rečiau į Europą važinė, žinodami, kokių jie gali susilaukti sankcijų. Ačiū, kad atvyko. Dėkui, kad buvo šį vakar karšto vakaro diskusijai. Dėkui šią laidą žiūrėjusiems. Iki susitikimo rytoj be 8:30 vakare per Baltijos televiziją.